Na ką, sveiki visi, kas mane jau klauso, jau žino. Dar kartą, vėl ir vėl, Marija eterį. Prisistatysiu, kas yra naujas ir dar nežino manęs, esu Marija. Ir esu ta, kuri kalba tavo vardu, čia ir dabar. Ir šiandien dienos video yra apie tą nešėją, kurį matai čia ir dabar ekrane. Ir tiesiog noriu pristatyti save, savo filosofiją, savo konceptą ir matymą šito viso gyvenimo, šito viso mūsų pasireiškimo, kaip aš suvokiu pasaulį, kaip aš matau jį, kaip interpretuoju jį, ar ne, ir kokią aš kuriu savo tą konceptualią informaciją, kuri mane palaiko, veda ir kurią aš dalinuosi su aplinka ir raginu savo matymo principais visus prisiminti, kas jie iš tiesų yra. Tai toks video turinys ir galbūt atrasite save, jei paklausysite iki galo, atrasite, išpakuosite savo naują suvokimo kodą, kuris prisidės prie tos širdies atbudimo, tos absoliučios meilės, prisilietimo prie absoliučios tos meilės. Ir aš tikiu, kad šis video visus, kurie išgirs ir pamatys tą patį vibracinį foną, ne tik įdėtą į šį virš manęs esantį portalą, pajus iki pat širdies ir dar daugiau, tiek, kiek galite save suvokti aplink save, kad išsiplės tas absoliučios meilės vibracija ir pakeis jūsų ląstelės pačio mažiausio branduolio čia materijoje vibraciją. Taigi pradėsiu nuo to, kad jau kurį laiką ir nemažą laiką aš esu, vadinkim, ezoterikui. Ezoterika kiekvienas be abejo suvokia skirtingai, taip kaip jums reikia, jūs taip ją ir išpakuosite. Man tai prasidėjo mano aktyvus kelias kelionį į save. Taip kaip taške, čia ir dabar aš suvokiu pasaulį, ta visa griūtis to senojo suvokimo prasidėjo grubiai, sakykime, prieš 6 metus, kai pradėjo labai aktyviai man pakuotis, išsipakuoti realybės klausimai ir atsakymai. Daugiau buvo klausimų, kaip ir visada buvo daugiau klausimų nei atsakymų. Ir aš keliaudama, ieškodama tų atsakymų, žinių, praėjau gan nemažą tą kelią su savo filosofiniam be abejo interpretacijom, praktikom, matymais, jutimais. Tai yra ganėtinai didelis kelias per labai daug praktikų ir žinojimų, susitikimų su galingais žmonėmis čia. Ir ne tik fiziniam lauke, ne tik online, bet ir mentaliniam lauke, sakraliniam lauke, toj dimensijoje, kurioj miegantis dar nelabai galėtų sau leisti suvokti. Kai tu atsiduri šitam taške, kai tavo pasaulis išsiplečia iki begalybės, tu supranti, kad va dabar prasideda kelias. Ir taip kiekvieną dieną. Tu vis iš naujo atrandi kažką naujo, kad suvoki, kad dabar iš naujo prasideda tas kelias. Tai aš noriu pasidalinti pagrindinę mintim, kad jums daug nefilosofuoti, kuo aš šiandien gyvenu ir kaip aš matau šitą pasaulį, kokia yra mano pačios suvokimo koncepcija, kaip aš suvokiu savo egzistenciją čia, kas yra mano galva, ta žmogiško suvokimu yra žmogus, kuris prasideda, kuris baigėsi ir iš vis, ar jis kažkur prasideda ir ar jisai kažkur baigėsi. Atradau labai daug paralelinių, kaip tik paralelinių sielų ir
pasireiškimų čia, kurios interpretuoja visą šitą pasaulį labai panašiai kaip aš. Ir tai netgi mane paskatino pasidalinti šitą informaciją vien tam, kad tai yra vis dėlto svarbu. Tiesiog taške tu prisiminiai pagrindinį tikslą, ko tu čia atėjai. Ir tai yra pats nuostabiausias jausmas. Tai yra tas placebo, ta piliulė, kuri yra absoliučiai nuo visų, vadinkim taip, dalykų, kuriuos galima žmogiškajam pasireiškime išgydyti. Ir tai yra tikslas, dėl kurio tu atėjai, ir prisiminti tai yra Dievo dovana. Ir ta vibracija, kuri išeina iš mūsų visame kame, tai yra absoliuti meilė. Iki šiol, dar net iki vakar, iki šiandien ir dabar momento galėjau pasakyti, kad manyje nėra meilės jausmo. Atrodo, kad aš nesugebu mylėti. Ta kalba apie absoliučią meilę atrodo, žiūrint, stebint savo ego, aš neturiu jos. Nes tai yra per daug didinga ir nesuvokiama. Atrodo, kad tas mano prisiminimas apie ją, jis negali tilpti į žmogiškąjį pasireiškimą. Ir tai yra neapibūdinama ir nepatiriama, atrodo, tai neįmanoma perduoti ar jausti. Ir atrodo, aš per maža, per silpna, ir sudėkim visus šitokius paralelinius dalykus, kad ją išdeklaruoti ir paaiškinti kažkaip, ar tai yra absoliuti visuma, energija, kurią tu atėjai čia demonstruoti realiai. Ir kuri yra tas placebas, ta piliulė, kuri realiai viską keičia. Jinai ir yra visa tai. Visa tai, ką mes turim prisiminti. Nuolatos mes trokštam būti kitokiais. Kažkur augti link kažko. Siekti kažko, būti kažkokiais. Tobulėti kažkur į kažką, lygiuotis, klausyti kažko. Ieškoti kažko, nuolatos augti, įgalinti save, prisitaikyti, daug visko toj siekiamybių prizmei. Ir mes nueinam tais keliais, pažindami pasaulį tokį, kokį mes jį ir matome savo viduje, per visą tą rėmų kažkokių ribojimų prizmę. Klausyti savęs yra pagrindinė mintis, ką jūs turėtumėt pasirašyti savo ir nuolatos turėti savo pasireiškime čia, ar ne, galvoje. Visa, ką aš prieš tai išvardijau, tai yra jūsų ego scenarijaus pasireiškimas. Taip aš matau pasaulį. Aš matau, kaip mes įeidami į materijos formą diktuojame savo sąlygas, sukuriame jas ir pirmiausia sukuriam, paskui mintimis diktuojame scenarijais savo sąlygas, ką ir kaip aš noriu matyti, pajusti ir gyventi čia. Kaip aš matau pasaulį?
Kas yra žmogus? Pirmiausia, aš matau ir jaučiu tai, kad mano energetinė struktūra, kalbėsiu taip, iš pirmo asmens, iš savęs, taip kaip aš matau, kad būtų paprasčiau gal suvokti. Kad mano energetinė struktūra iš absoliučios energijos, pavadinkim fiziologiškai tai Dievu, ar ne? Absoliučios energijos visumos atsiskyrė kaip dalis jos, praeidama tam tikras energetinės dimensijas, kiekvienoje iš jų suvokdamas save vis skirtingose, atpažindamas save vis skirtingose dimensijose, ji nusileidžia iki, gal tas nusileidžia konceptas irgi gali būti per daug materinis, ar ne, kad jisai turi, jeigu nusileidžia, tai kažkur buvo aukštai viršuje, tai vėl dualumas, ar ne, bet kad jums lengviau būtų suprasti, tiesiog eidamas per dimensiją jis vis labiau ir labiau atpažįsta save, kurdamas skirtingus pasaulius. Ir mes, leisdamasi iki trečios, ar ne, ir dar daugiau yra ir antra, ar ne, dimensija, mes susikuriam savo pasaulį, kuriame norime patys save atpažinti ir susikuriame scenarijų galbūt, ar ne, susikuriam asmenybę, ego, susikuriam visą šitą dalyką ir įeinam patys į tą kūną ir atpažįstam save per tuose pasireiškimuose, tai ir materiniuose pasireiškimuose. Ir per mintimis, vadinkim taip, mes sukuriam visą šitą iliuziją, konstruktą, kuri kolektyviniam atskirų branduolių sielų, atskirų sielų savęs suvokime, bendram savęs suvokime sukuria tam tikrus pasaulius, kuriuos dar reikia išsiaiškinti ir pažinti, bet tiek, kiek mano siela šaukia, kiek jinai mato ir jaučia ir yra informuota prisiminti, tiek dabar aš jums pasakoju, kaip aš matau ir suvokiu šitą realybę. Taip susikuria bendras kolektyvinis laukas, kur įeidamos sielos į šitą matomumą, jos pamiršta, kas jos yra, jos materializuoja per savo energetinį lauką, ar ne pagrindinį tą elektromagnetinį sukurtą lauką, jos materializuoja ir šitos kūnus, ir visą matomumą, ir visą sistemą. Ir tam dualume, bendram kolektyviniam lauke susikuria energetinės struktūros ir iš skirtingų dimensijų, ir kurios cikliškumais veikia ir kūrė skirtingus pasaulius, skirtingas civilizacijas, skirtingus pasireiškimus. Visą šitą stebuklą mums dar labai sunkiai suvokiama ir prieinama pažinti. Ir taip, aš suvokiu save kaip energetinę struktūrą ir aš ją vis jaučiu labiau ir labiau pažindama kartu su kūnu savo pasaulį, tą, kurį aš kuriu pati ir savarankiškai. Tai keliaujant giliau į materiją, tai ta mūsų sielos energetinis laukas visas laikosi tokiu atsakymu yra atėję, kad elektromagnetinė sistema, ta dvasia laikosi kūne, jinai yra, taip kūnas susijungia tą gyvybinę energiją, kūnas įgalintas funkcionuoti, jis yra taip pat sukurtas, jis yra daugelio civilizacijų ir, sakykime, struktūrų darinys, ir tai yra energetinis darinys, ir tai yra kaip stebuklas visame suvokime. Bazė pati, nuo kurios kviečiu save pažinti, tai yra ne išorinis pasaulis,
Tikrai ne. Materija, visa materija, kurią jūs matote, tai yra pasekmė. Pradėkit nuo prisiminimo savo energetinės struktūros tikrosios. Ten yra atsakymai. Atsakymai yra sugrįžime į save. Tai atsakymus dažniausiai randame ir mano rekomendacija, mano šitoj filosofijoje, kad atsakymus rasim ten, kai jūs pažinsite tą perėjimą, kad jūs esat energetinė struktūra, niekas negali nei jūsų priliesti, pakeisti, įžeisti, kažkaip kažką jums padaryti, dėl to, kad visa materija išeina iš jūsų. Ir mes, kadangi esam pamiršę, tai pas mus yra įdiegta labai daug tų freimų, ribojimų, kad mes kuo labiau pamirštume, kas mes iš tiesų esam, kad mes ir kūrėm visą tą. Ir kaip tik mes esam pamiršę, mes įeiname į tų struktūrų valdomą tą visą konceptą. Ir būtent šitos materijos konceptas yra ir dėka tų dualumo struktūrų sudarytas į valdomą grandinę, kurioje žmogus iš tiesų yra kurioje yra visiškai laisvas. Visiškai ir absoliučiai, imkim nuo finansų, fizikos ribojimų, lygų, kažkokių įsitikinimų, elektros, ten viskas, kas materijoje, mano koncepcijoje yra laisva. Taip kaip aš suvokiu pasaulį, žmogus tai yra energetinės struktūros pasekmė. Visas ego sukurtas, viskas, kas aplink jūsų, tai yra jūsų patirtų gyvenimų pasireiškimų pasekmė. Nereikia ignoruoti ego. Nereikia kaip dabar ar ne, kad mums reikia jį kažkur ten paslėpti, dar kažką padaryti. Tai yra jūsų patirčių čia pasireiškimų pasekmė visuma. Į dabartinį jūsų tą brandolį yra sudėta labai daug informacijos, kaip jūs šiandien ir čia ir dabar reiškitės. Ir jeigu jūs girdit ir klausot mane, vadinasi, jau esate tam tikram vibraciniam lygyje ir fone, kad jūs girdėtumėt ir išpakuotumėt šitą informaciją, nes tam tikri vibraciniai pasireiškimo čia ar ne šaltiniai, tas žodis, muzika, viskas, kas skamba, jisai pasiekia tik tai tam tikro vibracinio elemento pasireiškimus sielas. Ir jeigu jūs mane dabar girdite išpakuotę, vadinasi, jūs savo susikūrėte visą tai, kad jūs norite girdėti ir jums tai yra tiesa ir jūs tuo tikite. Tai yra mano asmeninė koncepcija suvokimo. Tai yra mano pasaulio suvokimas. Aš taip suvokiu pasaulį, aš taip suvokiu žmogų. Ir pradžia iš tiesų mano istorijoje buvo pradžia, kuris užkabino visą šitą grandinę, tai buvo keliauti į sąmoningus sapnus. Ir dabar šitam taške aš suvokiu, kodėl mane vedė būtent per tai. Ir tai buvo mano pradžia, mano to prabudimo pradžia. Paskui aš nuėjau nuo tų sąmoningų sapnų, ar ne, kai tu atsikeli, tavo sąmonė nemiega, užmiega tik tai tavo kūnas ir tu keliauji, tyrinėjai, atsiskiri nuo kūno kaip energetinė struktūra ir tu tyrinėjai tą pasaulį ir ten randi tos atsakymus, kaip kas filosofuoja. Bet tuo metu, prieš 6 metus, kaip aš pradėjau praktikuoti šitos sapnus, man labai, vadinkim taip, aš nebuvau tam pasiruošus ir mano suvokimas buvo visiškai kitokiais tikslais keliauti į ten. Tai be abejo, žinios buvo vienas iš tų, bet tam vibraciniam fone, kaip aš prisimenu, tai aš buvau visiškai nepasiruošusi atskleisti savo tos struktūros pradžios taško, išeities taško ir savęs suvokimo taško. Ir tada aš suvokiau, kad man neleidžia, kad ir kaip aš praktikuoju, man neleidžia išeiti iš kūno. Tai buvo tos praktikos, buvo visa tai, bet po to mane išvedė į tam tikras filosofinius tyrinėjimus, kur aš sutikau savo mokytoją, aš sutikau savo žinias, savo atsiverimą ir man prasidėjo per praktikas, meditacijas ir kelias atsivėrė per visą tai. Ir ką noriu pasakyti, kad
kiekvieno kelias yra jam ir skirtas kelias. Jisai pats ir yra pasirašęs tą scenarijų, kaip jis ateis iki to kelio, kaip jis suvoks save ir atpažins save čia. Ir kiekvieno kelias ir yra teisingas, nėra jokio neteisingo pasirinkimo. Yra pažinimo kelias, stebėjimo kelias. Ir mes ateinam čia stebėti šitą pasaulį, kokį mes susikūrėm ir kaip tos visos reakcijos per ego, savęs suvokimą, čia, kokį mes sudėjom kodus į savo ego, ar ne, į savo tą asmenybės aprašymą, gimimo kažkokį datą, ar gimimo datą, ir kokie mūsų kūnai bus, kokie plaukai, akis, pasireiškimas čia. Ir tame ir yra grožis, kad mes susidėjom tą visą savo scenarijų, kaip mes įeisim į tą materiją ir kaip mes reišksimės čia ir mums, kaip prisiminsim savo kūrinį ir stebėsim jį kaip stebėtojai, kaip stebuklą, kaip tą meilės pasireiškimą. Mes galime kaip struktūros tik tai duoti ir keisti suvokimą savo kūno ir ego, va šitos sielos čia pasireiškime per meilę. Ten viršuje, vadinkim taip konceptą viršuje, ten yra tas absoliučios meilės pasireiškimas, kurios sakau, siekiamybė patirti čia šitam kūne. Tai taip yra besąlygiška, kaip aš galiu tik tai palyginti su tuo, su mamos meilė savo vaikui. Tai aš galiu tą žmogišką palyginimą šiai dienai tik tai palyginti taip, nes tai yra absoliučiai besąlygiška. Nesvarbu, koks būtų tavo vaikas, ar ne? Nesvarbu, ką jis be padarytų, koks jis bebūtų, kaip jis pasielgtų, kokioj būsenoj bebūtų, nesvarbu. Tau vaikui meilė yra absoliučiai besąlygiška, jinai betarpiška, jinai yra. Ir tu tą suvoki, tau nereikia ir net neegzistuoja, ne tai, kad reikia, neegzistuoja jokių sąlygų. Tai aš galiu tik tai iš savo dabartinės būsenos palyginti tą meilę, meilės buvimą, tik tai per šitą prizmę. Ir kodėl aš tiek dabar kalbu apie tą meilę? Meilė visam tam, ką tu pats sukūrei, keičia viską. Kai tu supranti, kad viskas išeina iš tavęs. Visas šitas matomumas, betarpinis matomumas, suvokimas save šitoj materijoje čiuopiant, tai keičia viską. Tiesiog tu suvoki, kad viskas išėjo iš tavęs ir nebeegzistuoja, kad tu kažko bijai, nes tu esi absoliuti betarpinė energetinė siela čia ir dabar. Tavęs niekas negali nuskriausti, niekas negali nieko tau padaryti, nes mirties kaip tokios neegzistuoja. Absoliučiai tu tiesiog išeini iš kūno ir nėra, tiesiog išeini. Kaip mes suvoksim, kad tu tiesiog išeini iš kūno, kaip kiekvieną naktį tai darai. Ir tu įeini tam, kad patirti vėl suvokti čia šitą dimensiją. Tiesiog įeini į kūną, be atskirties. Tu išeini ir viskas tas pasaulis, viskas jisai struktūriškai nebeegzistuoja. Tu gali su savo struktūra sukurti, įeiti į kitą pasaulį, ar ne? Tu gali toj dimensijoje įeiti laiko prasme, tu gali įeiti į bet kurį laiką, dėl to, kad tu gali sukurti, kad tu dabar, vadinkim taip, linijiniam laikė įeini su savo sąmonė į kokius nors ten Lemūrijos civilizacijos egzistencinį laiką čia, ar ne, ar kažkokius viduramžius, ar Kristaus amžių, ir įeiti ir pasirinkti ten kažkokį įsikūnymą, pragyventi, ar ne, savo sąmonę, įeini ir sukuri tą materinį scenarijų pasaulį ir ten pragyveni šitą. Pragyveni struktūrą, kuriame tu įeini ir neturi kūno, o įeini civilizaciją, kuri kaip plazmoidinio tipo, ar ne, sukuri civilizaciją, sukuri kolektyviškai tą visą, kaip architektas. Mes patys ir sukuriam tuos visus dalykus ir su savo atsiskyrusios bendros sąmonės struktūrą mes sukuriam tuos visus pasaulius ir tame įeinam egzistuoti, patirti ir suvokti save per materiją, per kūną. Ir taip aš suvokiu realybės, taip aš suvokiu šiam taške čia ir dabar visą tai.
Ir kaip dabar veikia ir ta pati sąmonė čia šitoj materijai. Okei, sakysit, tai kame yra, man reikia gyventi čia dabar, adaptuotis. Tai adaptacijos pats didžiausias išlaisvinimo taškas ir yra suvokime, to perėjimo suvokime, kad mes galim vis dėlto lengvai atsiskirti nuo kūno, įeiti į kūną ir kaip tas pasaulis vyksta čia ir kad suvokime, kad mūsų niekas negali sunaikinti. Nes kaip tik mes įeinam į šitą pasaulį ir būtent šitą dimensiją, šitą suvokimą 2026 ar ne, kaip aš dabar save atpažįstu šitam taške, pas mus yra gausus dualumas sukurtas ir sukurtas begalinės baimės pamatas. Imkim bet kokią sritį, bet kur, bet kokius freimus, bet kokią koncepciją, už viso to slypi baimės. Baimė, galutinė baimė prives mirties baimė. Kad mes baigsimės ties kažkokiu tašku. Baimė, kad aš kažko nepatirsiu. Baimė, kad mes kažko nespėsim kažko padaryti. Baimė, kad mes kažko nespėsime patirti. Baimė, kad mums bus skauda dėl kažko ar ne. Tai kaip tik mes turime viduje tą baimę, tai mintis provokuoja mums visą konceptą situacijų ir scenarijaus, kuriuose ir jums pasireikš ta baimė. Tai štai, kur yra tas dualumo konceptas mano suvokime. Yra baimė ir absoliuti meilė. Tai žiūrėkit, jeigu jūs taške suvoksit, štai yra visos filosofijos pagrindas, visų konsultacijų asmeninių, visų kursų, viso šito. Čia, ką aš jums dabar pasakysiu, atsakys, jeigu jūs atidžiai klausysit, atsakys į visus jūsų ieškojimo klausimus. Jeigu jūs taške visada viskam būsite su absoliučios begalinės meilės priėmime principu, tai jūs ir vibruosit, ir būsit visame tam taške su visu savo ego suvokimu, visada absoliučios meilės principu. Visada būsite atidavime, kad duoti. Tai yra jūsų sukurtas pasaulis ir jūsų tas esminis pradžios vibracinis tas fonas, jisai nebevibruos baimės vibraciją, suprantat? Jūsų pasąmonė nuolatos ir bus meilė. Tai jūsų konceptas pasaulio pradės labai radikaliai keistis. Jis absoliučiai jum atoveiksmiu anksčiau ar vėliau ateis tam savęs atpažinime pačių aukščiausių vibracijų. Tai štai kur yra didysis tas atsakymas mano būtent savęs suvokime, kaip aš matau šitą pasaulį. Visus labai kviečiu pažinti save tam perėjimo taške. Labai daug atsakymų, jeigu jūs pradėsite praktikuoti išėjimą iš kūno ir savęs pažinimo tą priešmirtinę praktiką, ar ne, kad mes iš tiesų išeinam iš kūno kiekvieną naktį. Kiekvieną naktį mes išeinam iš kūno. Tik tai mes neprisimenam taip, mes tai suvokiam kaip nesąmoningus sapnus ir interpretuojam, bet tas yra praktika atskira, yra tas lucid dreams, ar ne, ir tai yra mūsų pačių projekcija, bet taip pat yra atskirtis, kaip mes patiriam tą miego paralyžių, ar ne, kai kūnas visiškai nurimsta, ar ne, absoliučiai galime jį privesti prie tokios formos tam tikras kiekis širdies dūžių ir tada mūsų struktūra lengvai atsiskiria nuo kūno, nes nurimsta tas visas elektromagnetinis laukas, kuris įgalina kūną veikti, ar ne, kaip funkcija atpažinti, ta prasme, savo dėmesiu atpažinti save ir įgalinti save materijoje. Tai atsiskiria mūsų struktūra nuo kūno ir va ties čia dabar ganėtinai didelis mano dėmesys. Nežinau, kiek man leis, aš tikiu, kad plėsis tas mano konceptas visas suvokimo ir aš labai tikiu
Man tai yra be galo įdomu, tai yra mano didelis sekantis žingsnis ir čia ir dabar mane sugrąžino vėl į šitą būseną, kadangi aš pakankamai save suvokiau be viso šito per mentalinį lauką ir mane atgal sugrąžino į savęs suvokimą ne kūne. Ir aš dabar suprantu, kad man reikėjo pažinti tas visas vibracijas, pažinti per teoriją, per tam tikrus matymus, ženklus ir ieškojimus, atsakymus per išorę. Ar ne? Ir galiausiai visiems aš sugrįžau į save. Ir didžiausias atsakymas dabar sekančio to filosofinio įgūdžio yra būtent tyrinėjimas savęs nekūne. Kodėl aš pasirinkau dabar kilti, pereiti į tas dimensijas? Aš nesakau, kad man šitas materinis pasaulis nebėra įdomus. Ne. Man tai yra konceptas, kad tai yra neatsiejama mūsų prisiminimo dalis. Ir ta neatsiejama mūsų prisiminimo dalis, jinai slypi, kaip pradžia, slypi nekūne. Nes kaip mes kartu turėsime išmokti, kad mūsų tie energetinės struktūros nekūne mes lengvai galime atsiskirti ir keliauti per visatas, per civilizacijas, nebūtinai fizinių kūnų. Taip, mes galime padaryti tai ir fizinių kūnų, ilgainiui tai jau pasireikš ir čia, ir mūsų žemėje, ir tai aktyviai jau reiškiasi. Kas mato, tas mato. Tikrai civilizacijos, skirtingos civilizacijos ir labai daug apie juos kalba ir aš pati esu kontaktuotoja ir aktyvi su civilizacijom ir per fizinį kūną taip pat, bet kartu ir su tuo astraliniu kūnu taip pat mums turėtų būti lengva atsiskirti ir kaip tik tai mes iš tos fizinės dimensijos suvokiam, kad yra ir šita neliečiama absoliučiai mūsų energetinė struktūra, kuri ji ir yra viso ko pasekmė, visose dimensijose, jeigu mums kažkokie vaizdiniai reiškia, kažką mes patiriam, tai viskas išeina iš mūsų ir mes esam neliečiami. Ir va tą patyrimą, neliečiamybę, suvokimą, kad nesvarbu kokioje mes dimensijoje bebūtumėm, kad ir 3D, 2D, mes esam neliečiami. Ir tas sunaikina visus baimės konceptus ir mus negali niekas kažkur įgalinti grįžti į šitą pasireiškimą, ar ne, atgal į žemę, ar ne, o aš ten kažkuom suvilioti, kad, sakykime, dabar yra labai tas koncepcija, kad tipo yra kupolas, mes per kupolą negalime praeiti, dabar jau kaip ir kiti sako, nebėra to kupolo, ar ne, visos tos skirtingos, labai daug visokių skirtingų koncepcijų, bet tai buvo mūsų baimės pririšimas, tiesiog mus pririšo per baimę, nes tai, ką mes matom ten, kažkokį šviesą tunelio gale, ar ne, tai jau yra matymas. Jeigu tu matai, tu pats ir susikuri per savo kažkokį suvokimą, kažkokias baimės dalyką, kad mus kažkur turi traukti, ar ne, ar mes kažkur turim grįžti, jūs klausia, ar jūs norit grįžti kažką pabaigti, nes ten tipo kažkur kažką palikot, kažkokią nelaimingą vaiką, mamą, tėtį, dar kažką ir taip toliau. Neturi jūs kaip išeinate, ar ne, aš tikiu to ir kaip aš suvokiu, kad kaip mes ten išeiname, ten yra absoliuti meilė, tai yra absoliutus savęs suvokimas, tau nebereikia, tu nebejauti nei kažkokios kaltės, baimės, kažkokių dalykų, nes tu ten esi absoliutus, ar ne, savęs, tas susijungimas su savo to dieviškumu išnyksta koncepcijos absoliučiai, nes visi ribojimai, vadinkim, tai yra iš mūsų išeinantis kažkieno įdiegti, ar ne, pasirinkimai. Mes ten galime rinktis. Ne tai, kad galime rinktis, mums net ir nereikia rinktis. Aš ten esu absoliuti šviesa, absoliuti energija, iš manęs ir išeina. Manęs negali niekas sustabdyti, manęs negali niekas priversti grįžti vėl į žemę, vadinkim taip, į šitą dimensiją, jeigu aš nebenoriu čia patyrinėti, jeigu aš nebenoriu čia ir toliau tyrinėti kažko. Tai yra tik tai laisvas tas filosofinis savęs suvokimas, įsivaizduokit, kad jūs esate viskas ir kartu niekas. Jūs esate visur ir kartu niekur. Ir iš jūsų ir išeina tie, kurie
šventieji iš jūsų ir išeina, kažkokie dievai iš jūsų ir išeina, nes jūs ir esate tose skirtingose dimensijose, ir tas apaštalas, ir angelas, ir kažkoks pasireiškimas, ar ne, ir kažkokia galiausiai energetinė struktūra, ir kuri materializuojasi į dalylytės ir kažkur kažkokius kūrė pasaulius, tai jūs ir esate taip. Tai yra mano suvokimo koncepcija. Tai ir grįžtam dabar į žemę. Tai įsivaizduokite, jeigu jūs patirsite tą absoliučios meilės bent mažą dalylytę, tai ir suvoksite, kad iš tiesų tai viskas ir yra iliuzija. Tai iliuzija patirti. Ir jeigu jūs nebereaguosite, ta prasme, jūsų ego jis reaguoja, ar ne, pagal seną šabloną įdiegtas tas visas kažkieno programas. Ir kaip kūriamas mano galva tas bendras energetinis laukas, tas bendras pasaulis. Tai įsivaizduokit, dualume žmogus nusileido, jam ištrynė atmintį, kas iš tiesų jisai yra. Bendro kolektyvinio lauko jau iš anksčiau yra sukurtas vibracinis fonas, sukurti kažkokie ribojimai, ir jisai tuo patiki ir vibruoja tais visais ribojimais, ir jisai ir toliau kūrė tą savo vizualizaciją, savo realybę su tais ribojimais. Tai kaip mes nustosime kurti realybę su kažkokiais ribojimais ir baimėm, jinai pradės keistis bendram kolektyviniam lauke. Taip aš suvokiu šitą pasaulį. Ir tas, kodėl sugrįžai čia, kodėl dar vis esi čia. Čia ir yra tas konceptas, kad ta vibracija, kurią aš čia ir dabar skleidžiu pasauliui, kad ir kaip bebūtų, jinai keičia bendrą kolektyvinį lauką. Mano vibracija, mano žodžiai, mano tikėjimas, mano šitas konceptas keičia mano visą energetinį mano pasaulio suvokimą. Mano vibraciniam lauke tai yra absoliuti visur meilė. Žmogus savarankiškai iš savęs, autonomiškai jisai gali paimti laisvą elektromagnetinę energiją. Jam nereikia mokėti už jokią energiją, jam nereikia mokėti už jokį maistą, jam nereikia mokėti už jokį gyvenimo plotą. Iš savęs žemė, iš savęs šita visa materija kūrėsi autonomiškai. Ir kaip tu pasižiūri iš šito koncepto taško, kad tai yra visa ta struktūra, vadinkim, jie yra mus suvaržę į tokius rėmus ir pastatė visą finansinę kažkokią priklausomybę agregorams milžiniškiams, religijos, baimės krūva ir taip toliau. Tai yra konceptai, kuriuos jūs turite atpažinti savyje, atrasti ir pradėti juos keisti. Tai pradėkim ne, kodėl jie egzistuoja, dėl to, kad jūs jais tikite, kad jie yra. Ir kaip jūs pradėsite nuo savęs, pradėkim kiekvienas iš savęs keisti savo matomumą, savo, kad nustokim tikėti, kad tai, ką per teliką jums sako, ar ne, tie visi egregorai, padinkim, tai pasiklydusios sielos, kurios tiki ir kūrė tas koncepcijas, kad ir jūs tikėtumėte ir maitinasi tie energetinės struktūros, ar ne, ta energija, nes tai yra energija, jos, kad egzistuoti, jos maitinasi ir kūrė naujas, bet dabar griūna, pastebėkit, kaip valosi pasaulis, griūva, gamta visa šaukia, dėl to, kad valosi, kaip jūs kitaip išvalysit, daug žmonių prabudo ir kaip kitaip scenarius išsivalys, pasikeis žemė, pasikeis visas konceptas, tik tai taip ir gali pasikeisti, kai pradeda žmogus tikėti, kad iš tiesų mano pasaulis ori. Iš tiesų mano pasaulis yra tas, kurį aš matau. Kad žmogus yra laisvas kurti. Žmogus kuria ten, kur šaukia jo širdis, kad aš čia ir dabar noriu kurti. Žmogus gali gyventi, kuris nori gyventi. Jam už tai nereikia mokėti. Tai yra energetinis apsikeitimas visame, kame aš sukūriau savo būstą. Ir aš kada noriu, aš tada išeisiu iš to matomumo. Kada pasirinksiu, tada ir išeisiu. Aš pasirinksiu dabar būti tokiam kūne, gyventi, save suvokti su tokiom akim gražių kūnų. Ir jeigu aš suvokiu save, kad aš esu ligota, aš ir pasirinkau būti kažkokia ligota. Jūs pakeiskit vibracinį foną mąstymą, nukreipkite ten dėmesį, kad ten nieko nėra ir jisai dings. Nes jūs ir esate kūrėjas viso šito. Tai yra mano suvokimas. Taip aš suvokiu pasaulį. Ir va tas visas konceptas, kodėl vyksta kažkokie drebėjimai, kas dabar darosi pasaulyje, dėl to, kad labai daug sielų prabudo ir prisiminė save, prisiminė, kas jie yra. Ir jie savo suvokimu, savo vibraciją keičia visą šitą kolektyvinį lauką, o tai reiškia, kad bendrą
tą civilizacijos suvokimą, bendrą materializaciją, kas veikia kaip materializacija šitam pasauliui ir jisai keičiasi, jisai valo. Anksčiau tai būdavo tokie radikalūs, ar ne, suvokimai radikalūs, išvalymai ten, kai vat, Atlantai, sakykime, skirtingos civilizacijos, Lemūrijos, kai buvo, tai būna radikalūs tiesiog kažkokie drebėjimai ar kažkokie tsunamiai ir mes tiesiog visi absoliučiai išeinam iš kūno ir įeinam vėl su nauju kažkokiu konceptu ir šita matrica naujai kūrėsi su kažkokiu vėl nauju konceptu. O dabar mes kolektyviai patys ir nusprendėm, kad būdami šituose kūnuose mes patirsim tą visą rekonstrukciją, tą visą, kad civilizacija pereis į tą savęs suvokimą ir prisiminimą dar esant čia šituose avataruose, šituose kūnuose. Ir ta visas matomumas, visas civilizacijos suvokimas, jisai pasikeis per visą šitą ir tos sielos, kurios yra nepasiruošusios šituose kūnuose patirti tą visą perėjimą, ar ne, nes tai jau vyksta ir mes esam perėjimo tam visam procese, ne kažkokioj ten dar tik pradžioj, mes dabar procese esame. Ir tos sielos, kurios nepasiruošusios tuose kūnuose praeiti tą visą suvokimą savęs, atpažinimą čia, ar ne, jos išeidinės iš šitų avatarų, iš kūnų išeidinės, kad įsikūninti, jeigu norės ar ne, įsikūninti vėl jau sukurtam pereinamam tam laikotarpį, jau perprogramuotam savo avatarėm, kurios naujai ateina sielos, jos nebepamirš savo išeities to taško, jie prisimins ir praėjusius visus įsikūnijimus, prisimins ir kas jie iš tiesų yra, kiek žmogus įgalintas, kiek jisai gali, jo kūnas, kiek jisai gali, ar ne, ta energetinė struktūra bus atkoduota ir atmintis, ir mūsų pilnas DNR spektras, ir visi šitie mūsų sitkhi, ne, tos vadinamos galios, kaip anksčiau kažkokie stebuklai, bet tai yra mumyse, mes tik jas buvom pamiršę ir mūsų vibracinis fonas neleido to atpažinti, tai yra ir minčių skaitimas, ar ne, ir tai yra vibracija, visame kame yra vibracija ir tas matymas vibracijų, kaip mes anksčiau ar vėliau prieisime, ar šituose avatarus, ar kituose prieisime prie to energetinio matymo minčių, kaip energetinės struktūras, tiesiog tu matai tą tokį susibūrimą energijos ir tu tą energiją nuskaitai ir mes suvoksim, kiek yra svarbus vibracinė muzika, vibracinis fonas, visame kame yra energija ir mes nuskaitysim tą energiją kaip informacinį lauką ir jau dabar žmonės nuskaito ir tai vadina telepatija, ar ne, o ta telepatija ir yra tas minčių, taip kaip aš matau, suvokiu ir kaip aš pati nuskaitinėju, ar ne, tas ir yra, kaip mes, tipo, sako, tu neskaityk mano minčių, tai nieko panašaus, tiesiog tu esi mano realybėje ir tas tavo minčių pasireiškimas tavo galvoje, tai tiesiog energetinis, informacinis vibracijų toks susitelkimas, kuria tu lengvai susidūrus lengvai gali nuskaityti ir tavyje virsta tai kaip materijų, kaip kažkokiu adaptaciniai suvokimai vaizdinių, ar ne, ar kažkokio pasireiškimo kūne, netgi vibracijų ir tu tiesiog, atrodo, tu tiesiog žinai ir tau nereikia kažkokios ten super šifracijos, pas tave ir ateina taip informacija, nes tu tiesiog žinai. Tai va tas visas ir pasaulio tas pasikeitimas ir jisai čia ir dabar ir keičiasi ir būtent nuo savęs suvokimo tam taške ir taip aš dabar gyvenu, toks yra tas mano pasaulis ir dėl to norėjau pasidalinti, kad ir jūs atkreipkite dėmesį į save. Aš nieko nenoriu primesti, jokios filosofijos savo nieko, aš tik tai noriu dalintis tai, kuom aš tikiu ir kuom aš gyvenu, nes aš taip matau pasaulį, toks yra mano pasaulis, aš priėjau prie šito pasaulio suvokimo ir tokia yra mano filosofija. Ir jeigu kažkam atsiliepia, tai galite man rašyti asmeniškai, tikrai aš dalinsiu savo kažkokią patirtimą, savo praktikom, savo patarimais, kas galėtų jums padėti priartėti ar kuo arčiau savęs atpažinimo, priartintų prie to savęs atpažinimo. Ir tas visas konceptas, tai nėra kažkokia dar viena kažkokia filosofinė
religinė, vadinkim taip, kryptis. Aš tiesiog dalinuosi tai, kaip aš gyvenu ir kaip aš suvokiu tą pasaulį ir ko mums reikia, koks tas kelias, kad vis ryškiau atpažintum save tame kelyje. Mano galva, pats tikriausias ir greičiausias būdas tai yra save suvokti ne kūne. Nes tu supranti tada, kad nėra jokio prisilietimo baimės taško, nes tu supranti, kad tu esi nesunaikinamas, kad tau niekas negali atsitikti ir kad tai yra tiesa. Ta tiesa, kad mes nesibaigiam ties mirtimi, kad nėra tos mirties, kad tai yra tiesiog išeities taškas, kai jūs, sakykime, įeitumėt į Mariją, ar įeitumėt dabar į kažkokį augalą, pamatytumėt augalo suvokimu, ar įeitumėt į kažkokį, sakykime, Arktūro civilizacijos atstovą, ar net dabar aš esu šitam kūne, ar įeitumėt, aš manau, kad dar nemažai yra atsiskyrusi ir mano sielos dalių irgi yra to energetinės struktūros, tos didžiosios dalių ir kitose civilizacijose aš jos jaučiu ir vieną netgi labai aktyviai jaučiu, aš su ja kontaktuoju ir į mane veda ir netgi per ją ir per tas civilizacijos jutimą aš labai jaučiu tą šviesą savyje ir kiekvieną sykį grįždama į Marijos egos, tą visą sistemą. Man visą laiką atrodo, kad aš nemoku mylėti, nemoku šviesti, nes atrodo, kad manyje yra tiek daug šviesos ir mano kūnas toje civilizacijoje, mano tos savęs suvokimo dalis yra toje civilizacijoje, o į šitą kūną aš negaliu perduoti atitikmens. Dėl to, kad šitam kūne esi ganėtinai ribotas ir atrodo, kad aš nesugebu taip mylėti. Ir yra tas neatitikmens, kad atrodo, man visą laiką trūksta, aš turiu grįžti kažkur namo, nes ten yra tas neatskirties taškas ir tu esi viskas ir visame. Ir dėl to ir trūksta tos, atrodo, aš nepakankamai moku mylėti, aš nepakankamai švytintis tas kūnas, nes aš save matau ten, tam civilizacijos toj daly, kuri iš tiesų mano kūnas yra švytintis ir tas begalinis meilės pasireiškimas tos civilizacijos materijai yra labai didelis, vadinkim taip, atstumo prasme, vibracinio lauko atstumo prasme ir aš dažnai tapatinuosi ir negaliu susitapatinti dėl to, kad čia mano kūnas labai ribotas, aš pasirinkus ir visą tą savo ego ateimo čia kodą sistemą, ar ne, tą visą scenarijus pasirašymą ir tas švytėjimo efektas, jisai atrodo, kad ir kiek momente aš galėčiau įeiti, padedant mano civilizacijos tam kitam kūne adaptuoti, tai būna kol kas, tai būna tokie momentai, kuriems aš dar, kad būti pastovi tose vibracijose, aš dar taip nepasiruošus, nes tas absoliučios tos meilės konceptas per mano ego scenarijų, jisai kartais tik tai lieka išėjimo taške, kai aš išeinu ir ten aš galiu susilieti. Taip, jisai adaptuojasi ir vis daugiau ir daugiau, bet kuriuo atveju aš labai didžiuosi tai, ką aš susikūriau. Kokį aš kūną turiu ir praeisi tos visus ego konceptus nuo vaikystės, miegančio pozicijoje, kol buvau, tai sukūrė mano avataro pasiekmę, tai sukūrė dabartiniam čia pasireiškimo čia pasiekmę, kaip aš matau ir suvokiu savo kūną, savo gyvenimą, savo scenarijų čia. Ir aš esu dėkinga ir su meilė stebėsiu ir toliau savo pasireiškimą. Ir kiek galėsiu dalinsiu savo filosofiją čia. Ir tai yra nemokymas. Aš nenoriu nieko mokyti. Aš noriu, kad jūs tiesiog grįžtumėt į save ir praeidinėtumėt savo kelią su pasimėgavimu, nes jūs ir pats sukūrėte tą visą scenarijų, kad jūs suvoktumėte savęs čia pasireiškimą. Kaip tas visas konceptas veikia. Ir tai yra gražu, tai yra faina patirti. Ir pagrindinis dalykas, ką pridėtinė vertė didžiausia, kai jūs suvokėt save,
tai yra baimės nebuvimas. Tai yra nustoja būti baimė bet kokiuose pasireiškimuose, bet kokiam scenarijui. Jums tiesiog nustoja egzistuoti kažkokių neįmanomų dalykų. Neduok Dieve kažkas pasakytų, kad tai neįmanoma dabar, ar ne tai, kad neduok Dieve, ar ne, bet tai jums ateina tai kaip absurdo teorija, jeigu kažkas pasakys, ne, čia neįmanoma. O žinant jūsų struktūrą, kad jūs atėjot ir jūs tą scenarijų susikūrėt, jūs galite lengvai išeiti, ar ne, netgi lengvai išeiti į savęs suvokimą ir sakyti, easy, aš savo suteikiu tokias galias, kurias ir suteikiu visą scenarijų, kurį patirsiu būtent keliaujant link šito tikslo, ar ne, sakykime, aš noriu ten pasistatyti, sakykime, kažkokius didelius rūmus. O čia tai neįmanoma, ar ne, atsirastų ta žemiški freimų kontraktai, freimų tų visų ribojimų programos, jos jums iškiltų, jos jums iš karto taip ant lėkštutės jūsų mintise pademonstruotų ir iš karto jūs susikurtumėt vidinę koncepciją, scenarius, kaip tai yra neįmanoma padaryti. Ar ten, sakykime, banalus dalykas netgi užsiauginti dantis. Tikėkit tuo, skirkit tam energiją ir pradėkime augintis dantis. Pas mus jau netgi yra atrasta ir įrodyta mokslininkų, kad pas mus yra, jeigu aš neklystu, 7 dantų komplektai įdėti į pasireiškimo čia kodą. Tai mums reikia aktyvuoti kodą, kad mums naujai išaugtų nauji dantis. Tai kiek energetinė struktūra yra galinga ir mes galim ten nukreipti dėmesį ir išmokti atkoduoti šitos sistemos kodus. Tai čia yra sekantis tas, ar ne, mokymosi instrukcija, gal labiau atkreipti dėmesį, kaip mums energetiškai išmokti kuo daugiau atkoduoti savo pirmykščio to pasireiškimo, kai dualumas ir visa ta sistema, kuri veikia, užkodavo mūsų atmintyje, ar ne, užkodavo tos visus informacinius, uždėjo blokus, kad mes to negalime. Dabar savo vibraciniu fonu mūsų ir yra tikslas labiau vis daugiau ir daugiau prisimenant save ir keliant savo tą dieviškumo meilės vibraciją, mes atkoduosim tos savo tikruosius DNR kodus, o tai ir yra ta visą savo žmogišką architektūrą tam, kad galėtumėm pasireikšti laisvai, kaip iš tiesų ir buvo sumanyta, ar ne? Ir čia prieiti tą, vadinkim, iš dualumo prie stebuklo efekto, kai pradėsim stebėti natūraliai, kad iš tiesų tai vyksta mūsų scenarijuose, kad vien reikėjo energetiškai prisiminti, kas mes esam, ir tas prisiminimas daugiausiai neutralizuoja tos baimės būtent per tą išėjimą iš kūno, nes tu suvoki, kad iš tiesų tu esi ta struktūra, kaip tu tik tai suvoki ir išeini iš kūno, ir tu išėjęs iš kūno matai savo kūną gulinti, ar ne, ir tu gali paveikti, ir yra visokių, ar ne, dabar ir tų mokyklų, kurie moko. Tai aišku, yra truputėlį skirtingi dalykai, tie sąmoningi sapnavimai ir tie priešmirtinė patirtis, kai tu išeini iš kūno nuo to, kaip čia dabar, kūno paralyžiaus, ar ne, tu atsiskiri su ta esminė struktūra, tai ir tu matai tą pasaulį tokį, koks jisai jau yra sukurtas, tik tai tu esi, čia yra tavo kūnas, o čia yra tavo struktūra. Tu esi, tavo kūnas ilsisi, o tavo energetinė struktūra, jinai gali atsidurti bet kokiam taške, bet kokiam, sakykime, ir laike, ir bet kur, netgi sužinoti savo ir dimensiškai, ar ne, iš kur tu atėjai, savo visas kronikas iš praeitų gyvenimų, iš civilizacijų. Tai ir tu supranti per tą suvokimą, kad iš tiesų aš ir esu ta struktūra. Dabar įeidama, sugrįždama į kūną, tu lengvai patiki ir tai yra tavo visas absoliučiai, visas skepticizmas suformuota šito pasaulio, vadinkim taip, melą, ar ne, bet tai irgi buvo proceso raidos dalis ir iš dalies, jeigu žiūrėsim vėl kaip civilizacijos raidą.
Tai ir tu supranti, kaip iš tiesų viskas vyksta. Tai išėjimas iš kūno yra pats didžiausias įrodymas, kad egzistuoja tas kita pasaulio pusė, kitas mūsų savęs suvokimo pasaulis kitose dimensijose. Ir tai yra didžiausias įrodymas. Ir kaip mes lengvai galėsim išeiti iš kūno ir savo tą astralinių, pavadinkim taip, astralinių kūnų keliauti ir būti kitose dimensijose, mums bus taip paprasta ir lengva ir visiškai bus tas žmogus laisvas ir jau dabar yra daug žmonių, kurie gali tai padaryti, kurie tai praktikuoja, kurie mato tos laiko paralelės, kurie mato tas gyvenimo pasirinkimų paralelės, ar ne, kokiu procentaliai, kokias didesnė tikimybė, kad pasirinksi pagal tą esamą laiko vibracinį foną, ar ne, tu prasme, savo scenarijų praėjimo tą tašką. Ir tai yra taip įdomu tyrinėti ir kuo daugiau, kuo giliau, tuo daugiau klausimų ir be abejo tas atsakymo ieškojimas ir yra didžiausia ta patirtis, o prisiminti, kas mes esame, ir yra tas pats didžiausias tikslas. Ir siela keliauja, siela čia ir dabar keliauja per tą scenarijų, kad ji lengvai galėtų prisiminti ir atpažinti pati save čia per kitus. Ir tai visą tą medžiagą, kurią aš pateikinėju viešoje erdvėje, ir tai toks ir yra pagrindinis mano tikslas - atvesti jūs į prisiminimą, kas jūs esate. Atpažinkite programas, kai jos jūs veikia. Atpažinkite scenarijus, kurie nuolatos jūs veda vien tam, kad jūs atpažintumėt programas, kurios jūs veikia ir kurios jūs atitolina nuo jūsų tos tikrosios meilės pasireiškimo čia asmenybės. Tik tai jūs galite rinktis, tik tai jūs galite viską pakeisti, nes iš jūsų ir išeina visas šitas matomumas. Sudėjus kolektyviškai visus, galima pakeisti viską. Ir nuo jūsų tos meilės suvokimo ir vibracinio fono visame kame, nes apart jūsų čia nieko ir nėra. Jūsų nelieka ir nelieka pasaulio. Bet jūsų suvokimu ir nelieka pasaulio. Tai šitokia mano didžioji filosofija. Tuom aš dabar gyvenu, tą aš tyrinėju, tai yra mano pasaulis. Ir jeigu jums įdomu, tai rašykit man. Jeigu norite prabudinti savo sielą į didesnę tą didesniam informaciniam tam blokui, kad atsiskleistų jūsų šablonai, parametrai visi, kad jūs kuo lengviau nueitumėt ir save atpažintumėt momente, scenarijuje, lengviau kažkokiais lengvesniais būdais. Rašykit man, dalinsiuos kiek įmanoma. Esu sukūrusi savęs atpažinimo testą, kokioje stadijoje jūs esate. Praeikite jį, tas testas yra nemokamas. Tai yra vėl, jisai išpakuos jums dabartinį jūsų stadijos, kokioje jūs esate. Paskui galite lengvai pasirinkti, taip pat pasidaryti savo dabartinę analizę, kokios pagrindinės programos jums neleidžia pamatyti ir prabusti iš šablono. Ar ne? Ir jums praėjus tą analizę, įvedus ten savo tam tikrus duomenis, jums išsipakuos 10 ir daugiau programų ir jūs ten gausite pilną tų programų aprašymą, jūs pasirinksite, kaip su jomis dirbti, ir aš netgi ten kiekvienam iš jų, tų programų 7 dienų planą, netgi laikantis to plano, kaip jums lengviau atpažinti save momente per tam tikrus ar ne blokus ir programas, kad jūs kuo greičiau neutralizuotumėt juos, vis dažniau atpažintumėt ir nukreiptumėt į tai savo visai kitas vibracijas. Ir ten yra duotas netgi 7 dienų praktikos, taip pat gausite su visu šituo ir netgi sąmoningumo instrukciją. Tiesiog, kas yra tas sąmoningas žmogus, kaip jis reiškiasi, kokia yra ta instrukcija, kaip reikia veikti. Ir tai yra visa mano filosofijos išdėstymas. Ta instrukcija, jinai ten tokia yra sutraukta pakankamai. Ir jūs gausite visą tai, patys tyrinėsite be jokio mano ar ne įsikišimo, jūs gausite kaip PDF didelę analizę.
ir gausite asmeninį 7 dienų praktiką, asmeninę ir taip pat didelę instrukciją, kaip reikia veikti, kaip kasdien naudoti, kaip save atpažinti. Ir tai bus lengviau tiesiog keliauti. Kurkite savo filosofiją, išgirskite savo matymą, atpažinkite save ne kūne, sąmoningai, su sąmonė ir pamatykite, kaip kūrėsi šitas pasaulis. Taip kaip aš išdėsčiau, tai yra mano pasaulis. Aš taip jį matau, aš taip suvokiu ir dalinuosi su jumis, kad kuo daugiau žmonių prabustų ir kuo daugiau tos meilės prasiskleistų į visus ir visose ir visam mano scenarijui. Nuo šiol aš keičiu žemę, aš keičiu jos vibraciją, kad joje būtų absoliuti meilė, kad nereikėtų kovoti už verslą, už pinigus, kovoti už pasireiškimą čia, už galimybę atsigerti vandens, įkvėpti oro, už galimybę, kad nereikėtų kovoti už egzistenciją čia. Prisiminkit, kaip daug anksčiau jums sakiau, kad juk medžiai auga savaime, ar ne? Viskas vyksta savaime, tai be abejo. Jie iš savęs ir išėjo, ta sistema iš jūsų ir išėjo, iš kolektyvinio suvokimo. Ir kaip mes pakeisime tą kiekvienas savyje tą matricos šito pasireiškimo suvokimą, tai keisis ir bendras tas matricos suvokimas. Jau dabar keisis ir finansinė sistema, ir geografija, ir visa tarpusavio santykių sistema, visas verslas, valstybė, viskas keisis, nes pats principas nebegalės šitos visos sistemos valdyti žmogaus. Tai ir yra pagrindinis dalykas, tai kaip žmogus yra valdomas, ar ne? Jeigu jisai yra sistema, jisai yra valdomas. Tai kaip tik nustos žmogus deklaruoti savyje baimės esatį, taip ir nustos sistema valdyti žmogų. Tai jinai bus beginklė. Tai reiškia, kad nebeturės jokių pasireiškimo čia per žmogaus baimę pasirinkimų. Nes žmogus suvoks, kas jisai yra ir supras, kad niekas negali jo išgąsdinti, kad nebeduos darbo, nebus ko valgyti, valgyti visada bus, čia ir dabar momente visada. Gyventi, kur visada bus, čia ir dabar momente visada. Pinigų visada bus, čia ir dabar momente visada, nes iš jūsų išeina tas pasaulis, jūs kursite pasaulį, kokį jūs norėsite patirti. Tai toks yra tas mano suvokimas, tokią filosofiją aš nešu, tai yra mano pasaulio koncepto suvokimas. Ir jeigu jisai yra jums artimas ir taip jūs keliaukit kartu su manim, būkit mano bendražygiais ir kartu sujungdami mūsų visų širdis, koncepcijas, ar ne, mes pakeisim šitą matomumą į visiškai kitokį pasaulį, kurį dar būdami šitose kūnuose galėsime jį matyti be ligų, be baimių, be karų, be kažkokių nelaimių, be pykčių, be nerimo ir be tų kažkokių iliuzinių ateities blogio suvokimų. Tai ačiū visiems, kas išklausėte, ačiū jums labai, kurkime pasaulį su meile, atraskime tą begalinę meilę iš savo struktūros. Jeigu išeisite iš kūno, patyrinėkite ne čia ir dabar, ką matote, pakilkite tiesiog aukščiau, paleiskite savo norą vibruoti ir pakilti aukščiau į suvokimą, iš kur jūs prasidėjote, nuo ko jūs prasidėjote, kaip kuriamas pasaulis. Ir jūsų pačių sukurti ten dimensijose, sakykime, taip aiškintojai ir kažkokie struktūros jums parodys, kaip pasaulis kūriamas, kas yra laikas, kas jūs esate. Ir tada jums atsiskleis visas suvokimas greitai ir nuosekliai. Tai nustokim bijoti. Mes esame meilės šaltiniai, iš mūsų išeina visa tai. Būkim meilėje, tegul meilė reiškiasi, pasireiškia ir meilė grįžta. Ir visose dimensijose, visur ir visame kame. Leisk man patirti tą absoliučią meilę ir kiek įmanoma išnešti į šitą pasaulį, kiek aš galėsiu, tiek materializuosiu. Viską, ką turiu, yra pati didžiausia dovana ir idealus pasirinkimas, taip kaip renkuosi aš čia ir dabar. Su meile Marija keliaukite kurti stebuklą.